Sveiki, pirmasis objektas ir pirmoji istorija yra apie Tadą Blindą. Turbūt kiekvienas lietuvis daugiau ar mažiau yra girdėjęs apie svietų lygintoją Tadą Blindą, kuris lyg lietuviškas Robin Hoodas plėšdavo iš turtingųjų ir sušelpdavo vargšus. Tadas Blinda yra realiai egzistavęs asmuo, tik prieštaravimų atsiranda tada, kai kalbama apie tai, koks jis iš tikrųjų buvo. Ar jis buvo žmonių nekenčiamas plėšikas ir arkliavagis, ar kaip kurie pasakojimai, kurie jau virtę legendomis, sako, kad jis buvo tikras svietų lygintojas ir netoks jau blogas žmogus. Pagal turimus šaltinius, tikrasis Tadas Blinda gimė 1846 metais Kinčiulių kaime, Luokės parapijoje. Jo tėvai Tadeušas Blinda ir Elžbieta Pugontaitė Blindienė buvo pasiturintys valstiečiai, turėję apie 40 hektarų žemės, kas tuo metu buvo labai daug. 1867 metais, tuo metu, kai Tadui buvo apie 21 metai, prieš jo vestuves su Barbora Viktoravičiūtė, Blindos tėvai užrašė jam turtą. Turto testamente yra tokie įrašai, kad Tadui yra paliekama 3 arkliai, 6 karvės, 4 veršiai, 4 kiaulės, 3 ožkos ir taip toliau. Be visų ūkio rakandų ir kitų daiktų testamente buvo įrašas ir apie didelį pastatomą ant žemės laikrodį, kas liudija, kad tai buvo tikrai pasiturintis valstiečiai. Tadas Blinda pagal kai kuriuos šaltinius turėjo brolį Juozapą, kuris mokėsi kunigų seminarijoje, bet buvo išmestas iš tenai ir ištremtas į Sibirą. Tadas Blinda mirė 1877 metais balandžio 22 dieną. Vienas iš pagrindinių šaltinių apie tai, kuo jis tapo ir apie jo mirtį, yra 1877 metų balandžio 27 dienos Kauno gubernatoriaus pranešimas Vilniaus generalgubernatoriui apie Tados Blindos mirtį. Pranešime teigiama, kad per prekymetį Luokėje prasidėjo muštynės ir žmonės ėmė daužyti Tadą Blindą. Klebonas dar bandęs gelbėti Blindą, bet Tadas Blinda mirė nuo sumušimų. Blinda buvo palaidotas už kapinių tvoros nešventintoje žemėje, kur buvo laidojami nekrikštyti žmonės ir nusikaltėliai. Po jo mirties našlė liko jo žmona ir 3 dukros. Apie jo mirtį ir gyvenimą sklando daug istorijų, kurios viena už kitą skirtingesnės ir kartais netgi prieštaringos. Vienų žmonių kalbama, kad jis buvęs geras žmogus ir plėšdavęs iš pasiturinčiųjų ar tų, kurių nemėgo paprasti valstiečiai. Tuo tarpu kiti kalba, kad jis buvo paprasčiausias plėšikas ir žmonės jo bijojo. Pagal esamą reportą galime manyti, kad žmonės nekentė jo, nors kai kurie žmonės kelia klausimą, ar galima pasitikėti carinės žandarmerijos reportų, kur kiekvienas, kuris buvo ne už carinę Rusiją, buvo vadinamas banditu. Gal jis tiesiog buvo prieš carinę valdžią, juk nesenai įvykęs 1863 metų sukilimas, o jo brolis ištremtas į Sibirą ir tai galbūt paskatino jį maištauti prieš esamą santvarką. Vis dėlto, kodėl jis būdamas pasiturintis pasuko tokiu keliu, iki galo nėra aišku. Apie 1900 metus rašytoja, žinoma kaip Lazdynų Pelėda, surinka pasakojimus apie Tadą Blindą, ieškodama priežasčių, kodėl pasiturinčio valstiečio sūnus tapo plėšiku. Jinai atranda pasakojimų, kurie teigia, kad Tados Blindos motina turėjo romaną su kunigu ir jisai atėmęs iš Blindos ne tik motiną, bet ir brolį, kuris laikomas kunigo sūnumi. Bet pasakojimų nepaviešina, nes įsigąsta galimos kunigų reakcijos. Tuo metu moteriai paskelbti tokius pasakojimus būtų buvę neetiška ir keblu. Jis savo pasakojimus perdavė kitam rašytojui Gabrieliui Landsbergiui Žemkalniui, kuris 1907 metais parašė dramą Blinda, svieto lygintojas. Nuo tada galima teigti, kad prasidėjo herojiškoji Tados Blindos legenda. 1972 metais pagal Rimanto Šavelio scenarijų sukurtas meninis filmas Tadas Blinda, kurį režisavo Balys Bratkauskas. Paskatintas filmo sėkmės Rimantas Šavelis parašė romaną Tadas Blinda, išleistą 1987 metais. 2004 metais Andrius Mamontovas sukūrė roko miuziklą Tadas Blinda, kurio premjera vyko Vingio parke ir pritraukė 1000 žiūrovų. 2011 metais pasirodė pirmas lietuviškas nuotykių istorinis veiksmo filmas nepriklausomos Lietuvos istorijoje – Tadas Blinda pradžia. Taigi toks trumpas pasakojimas apie realią jo asmenybę ir šiandieną noriu aplankyti tas vietas, kurios yra susijusios su Tadu Blinda, tik jau su herojumi, kuris galbūt labiau žinomas mūsų senelių ir tėvų iš pirmojo lietuviško nuotykių filmo pastatyto 1972 metais, kurį režisavo Balys Bratkauskas ir pagrindinį vaidmenį atliko Vytautas Tomkus, kuris ir įkūnijo Tadą Blindą, kuris galbūt ir tapo tokiu Tados Blindos atitikmeniu, ką mes šiandieną ir įsivaizduojame, kai išgirstame šį vardą.
Nemažai scenų buvo filmuota Pakruojo dvare, dabar čia ir esame, tad pabandykime atrasti tas vietas, kur buvo filmuojamas filmas ir pažiūrėkime, kaip šios vietos pasikeitė per 50 metų. Pakruojo dvare yra ir karieta, kuri buvo naudojama filme, bent jau Tadas Blinda pradžia parašyta, o kokia istorija yra su tuo, kad Tomkus šią karietą irgi pristatė, ar kaip pavadinti? Taip, iš tikrųjų buvo prieš kelis metus tokia šventė, sezono atidarimas, mūsų barono gimtadienis, tiesiog kiekvienais metais gegužės mėnesį turim tokią progą ir prieš kelis metus norėjom tą progą turėti kaip įmanoma įspūdingesnę ir čia prisijungė ir Tomkus ir mūsų baronui gimtadienio progą padovanojo būtent Tado Blindos karietą. Ant karietos yra parašyta, kad čia yra artimesnių dienų to antrojo varianto filmuoto filmo karieta, tačiau istoriškai yra viskas susieta kartu su pirmąja dalimi to filmo. Tai autentikos čia netrūksta ir pats Tomkus pasakoja istoriją, kaip vyko filmavimas. Labai įdomu buvo paklausyti iš tos pusės tam tikrų detalių, būtent iš to aktorinės pusės, kokios buvo sąlygos ir kaip filmavo ir panašiai. Ir ta karieta buvo, tai tik žvaigždės nebuvo. O žvaigždės tai ant tos karietos tikrai nebuvo. Čia kažkur plakimas, čia tas visas šitoj vietoj, čia už aviuko toliau biškelį. O ta karieta čia va stovi, va, kurasilėlis. Va, kurasilėlis. Nu ir visi, reiškia, dantis krapštėdami, vaikšto, plės per vienas duris, tengi karieta, kaip automobilį, viena, dvi duris. Vienas įeina, kaušiuką paima, klapt, uždaro, pastato, užkabina už viedro, už to kibiro ir išeina per kitas duris ir vaikšto savo visi. Ir atsimenu, Balys Bratkauskas, reiškia, nu jau tas buvo. Ir buvo ir moterų, būkim atviri, žinovas, ir gėrimų žinovas. Jis buvo nuostabus žmogus, Balys Bratkauskas, režisierius šito filmo. Ir ta prasme, kaip pasakyti. Ir jisai vaikšto, žiūri, akis artistų gyvos, sveikos, kad ta prasme kažkaip čia yra, nu, kas čia darosi, ir nieko nesako, nes senas vilkas, čia taip sakyti, nieko nesako. Ir taip nueina čia pažiūri, paskui vėl atsisėda į savo režisieriaus kėdutę, paskui nueina kitur, nu, nėra nieko, nu. Iš kur tie gyvatė, o čia mes sugriuvę, čia mes visi sėdim, visi viešai kaip ant delno. Balys atsikėlė, paužuodė, pasisuko, nuėjo prie tos karietos, šitos karietos, įėjo pro vienas duris, išėjo pro kitas ir padarė luvą. Ir nepasakė nei žodžio. Nu kas tas reiškia, tas kibiras alaus, čia kokia 30 artistų reiškia. O scena su arkliais būtent turėjo būti va šitoje vietoje, nes pagal filmą matosi va šitos arkos, kur už arkų matosi langiukai, tai turėjo būti va čia kažkur šitoje vietoje. Nes matosi stogas, jau stogas visai kitoks negu tada buvo, tada lyg ir kažkoks blekinis galbūt. O dabar viskas naujai, gražiai padaryta.
Šita vieta yra puikiai atpažįstama iš filmo, nes čia buvo filmuojama jo plakimo scena. Tai Tadas Blinda buvo būtent, turėjo būti pririštas va prie tos arkos. Paeinam truputį arčiau. Šitoje vietoje, nes iš šitos vietos matosi šitos daržinės duris per tą arką, kur būtent ir buvo filmuota ta scena. O scenos prie dvaro buvo būtent filmuojamas prie šito dvaro, kuris ir yra už manęs. Tai pabandysim atrasti tą vietą, iš kur būtent ir buvo filmuojama viena iš scenų. Čia turiu pasidaręs tokių nuotraukų, kad maždaug atpažinti tas vietas, kaip tos scenos atrodė. O Pakruojo dvare yra dar vienas objektas, tai yra Tados Blindos ūsai, kur buvo naudojami filmavime. Ir einam, pabandysim juos surasti, kur jie yra. Einam čia. Kažkur čia yra jie. Pavadėm. Kur yra Tados Blindos ūsai? Einam pažiūrėti. Va čia. Štai čia yra Tadas Blindos ūsai. Čia yra ne tik ūsai, bet ir Tadas Blindos portretas, būtent tas Tadas Blinda, kuris buvo filme. Tai yra Tomkaus portretas, kuris įkūnijo Tadas Blinda. Tadą Blindą. Dar viena vieta, kur buvo filmuojamas filmas, tai yra Alantos dvaras, kuriame ir esame, ir pasižiūrėkime, kaip šios vietos pasikeitė. Tai šitas ponas, kur stovi, buvo būtent esamo toje vietoje, jis atsistojęs ant šitų laiptų prie šito langiuko, kaip tik ir stovi čia. Tik skirtumas tas, kad čia nebėra, jau buvo toks, pagal nuotrauką žiūrint, buvo gėliai kažkoks padėti. Jo, gėliai būdavo. Ir šita užtinkuota čia buvo mūras. Aha, plytos būdavo. Jo. Sekantis, va, per šitą koloną, bet dabar... Pagal šitą čia yra, turėtų būti šitoj pusėj. Bet čia va, vyko kampo. Va. Einam čia pažiūrėti šitą pusę. Jo, iš šitos pusės. Tik tai nebėra bijoklių. Čia šitoj pusėje Tadas Blinda lipo pas panelę Kristiną. Tik šiais laikais jau nebereikėtų lipti, nes jau yra keltuvas. Būtų lengviau užkilti. Tai jo, va šita vieta ir langai beveik tie patys. Tie patys. Dabar tai yra vieta, kur va čia scena buvo naktį filmuota, arba prietimoje, gal jie buvo padarę naktį, bet va šitas medis turėtų būti, o dabar va šitas ąžuolas, kuris jau yra jau didelis medis. Tai scena, kur ponai valgo, yra būtent šitoje pievelėje, čia kažkur jie turėjo valgyti.
O šita vieta, kur sulūžta karieta upelėje, tai būtent yra šitas upelis ir kažkur turėjo būti čia šitoje pusėje ir šitas tiltukas irgi matosi filme, tik aišku, šitas tiltukas jau dabar yra daug atnaujintas, kitoks, nes praėjo 50 metų. O Alantos dvare yra bokštas, į kurį ką tik ir užlipome, kuris filme nesimato ir yra pamažintas pagal istoriją, porą aukštų nuo bokšto nuėmė dėl to, kad jis nebūtų aukštesnis už prezidento bokštą. Bet šiuo metu jis yra atstatytas ir galima jį įlipti ir pasigėrėti dvaro kiemeliu ir apylinkėmis. O visai netoli Alantos dvaro yra Verpeto kalnas, kur kiekviena filmo dalis prasideda scena, kuri yra nufilmuota būtent ant šio kalno. Kalnas yra būtent tas, bet iš kurio kampo jis filmuotas mes taip niekaip ir nelabai pagaunam, nes nuotraukoje atrodo daug jis statesnis kažkaip, tai greičiausiai iš kažkokio kampo paimtas, kur tiesiog mes neatrandam, o čia viską apeiti truputį laiko yra. Tai būtent va šitas kalnas yra, kur buvo nufilmuota pirmoji scena ir filmo atidarymo scena. Kiekviena serija prasideda būtent ant šito kalno, kada žirgas atsistoja ant dviejų kojų būtent čia. Dar viena vieta, kur buvo filmuojamas filmas ir keletą scenų buvo nufilmuota čia būtent prie Vencavų malūno. Tik aišku, jau dabar šį kartą viskas pasikeitė. Kažkada buvo restauruotas malūnas ir viskas apaugė krūmais, medžiais ir tas vanduo, kuris matosi va ten toliau, dabar jau gan sunkiai matosi, kur filme nėra medžių, labai didelė erdvė ir malūnas stovi lyg kažkokiam lauke. Šį kartą viskas pasikeitė truputį. O visos scenos, kurios buvo filmuotos su senomis, autentiškomis lietuviškomis trobomis, šiaudiniais stogais, būtent buvo nufilmuotos čia, Šuminiuose, kur aktorius Vytautas Tomkus čia būtent ir išmoko arti žemę. O be to, čia nuvykėme sutikome Vytauto Tomkaus dukrą Dovilę, kuri mums ir padėjo atpažinti tas vietas, kur būtent ir buvo filmuotos tos scenos šitoje vietovėje. Pačiose Šuminiuose tokios autentikos, kokia buvo 1972-1973 metais, kai buvo filmuojamas filmas, nelabai iš tikrųjų yra išlikę, bet užtat vis dar yra šuminių pušis, kuri filme taip pat yra ir prie kurios filme čigonas pridėjęs ranką prisiekia ištikimybę Tados Blindos būriui ir jeigu išduos būrį, tada sutinka būti pakartas ant šios pušies. Knygoje Vytautas Tomkus, aš vis dar Tadas Blinda. Aktorius nemažai papasakoja apie tai, kas vyko tarp filmavimų, įvairių kuriozų ir nuotykių, iš ko jis pats sako, būtų galima parašyti dar vieną knygą. Tai vienas iš tokių nutikimų buvo, kai buvo filmuojamas Tadas Blinda, tai scenai, kur yra susidegusi troba, buvo nupirkta troba ir jie padegta. Ir kai jinai jau ruseno, buvo nufilmuotas tas epizodas.
prie trobos ir tada buvo nufilmuota ir Dovilė, aktoriaus dukra. Bet taip jau atsitiko, kad juosta buvo brokuota ir viską gavo perfilmuoti iš naujo, vėl pakūrenti, kad namas fluorescentų atrodytų, kad ką tik sudegęs, bet tada jau jo dukros Dovilės taip ir nebepakliuvo jinai į kadrą. Toks vienas iš kuriozų, o dabar esame Kvėdarnoje, kur irgi buvo nufilmuota viena trumputė scena, tai būtent kapinėse, ir esame Kvėdarnos kapinėse vietoje, kur pro šitą takelį, pro šitą tvorą ir praeina Tadas Blinda. Žinoma, čia viskas jau yra labai pasikeitę, filme viskas labai apžėlė, viskas dabar daug gražiau, bet vis dėlto šis kryžius galimai galėjo patekti į filmą, į kadrą, nes būtent filme matosi greičiausiai tas pats kryžius. Bijau meluoti, nes informacijos daugiau apie šią vietą neturiu. Tai, nes filme irgi matosi kryžius, kuris yra su tokiu ornamentu ir irgi jis tokio pat stiliaus kaip šitas, kuris yra suveržtas varžtu. Kryžius, aišku, yra perdažytas jau nežinau kelintą kartą turbūt, bet jeigu jį vis dažnėjo kas kažkiek kartų, tai galimai jis ir galėjo išlikti 50 metų. O dabar čia visiškai nebėra jau tų medinių kryžių, yra viskas tik antkapiai, mūriniai. Ir jis filme pro šitą takelį praėjęs nueina link koplyčios, kur koplyčia yra truputį toliau nuo šitos vietos. Koplyčia, žinoma, irgi buvo atnaujinta, bet vis dar galime matyti, kad tai ta pati koplyčia. Ir buvo filmuojama kažkur iš tos vietos, kur aš ir stoviu. Tik aišku, ne vieno antkapio negalėjau atsekti, nes ten matosi mediniai kryžiai arba kažkokie kryžiai, kur čia net nematau, kad kažkas panašaus būtų. Ir žinoma, viskas buvo daug labiau apžėlę krūmuose. O dabar esame Žasliuose, kur buvo filmuojamos paskutinės Tados Blindos filmo scenos. Priešais mane yra pastatas, kuris buvo smuklė, o už manęs yra aikštė, kur jis išbėgęs miršta. Neilgai trukus po filmavimo aikštė buvo užasfaltuota, yra palikęs tik toks kaip vidurys, o smuklė irgi pasikeitusi, bet vis dėlto dar atpažįstama, nebėra langinių. Ir žinoma, filmas buvo filmuojamas daug daugiau vietų, tiesiog mes jų neaplankėme, galbūt tai padarysime kitą kartą. Ir turbūt žmonėms reikia herojų, reikia istorijų, reikia pasakojimų, kas šiuo atveju, manau, atsitiko ir su Tadu Blinda, kuris tapo tokiu legendiniu pasakojimis apipintu, istorijomis apipintu herojumi. Ir kartais galbūt visai netyčia, o gal ir tyčia, žmonės pridedami ar kažką pabrėždami sukūrė tą visą legendą apie tai, ką mes šiandieną ir turime. Tai būtų toks šiandienos pasakojimas, toks objektas. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.